Nu ką, bičiuliai, dar vienas automobilis jūsų dėmesiui su nedidelė rida, pakeistų diržų nesenai ir taip toliau. Tuoj viską supasakosiu. Būtinai pasispausite sekti, bičiuliai. Nepraleistumėt gerus variantus, kai juos gaunam, nes geri variantai dingsta labai greitai. Turėjom, jeigu pamenat, čia buvau pastatęs Peugeot 5008 benzininį. Per vieną dieną pardaviau skambučių, dar ir šiandien sulaukiu. Nes tik dabar, kaip sakant, žmonės pamatė, kad toks iš vis buvo. Taip, kad paspausite sekti mūsų socialinius tinklus, važiuojam Autobrokeris Facebooką, Instagramą arba TikToką, kur jums patogiau, tam, kad neprarastumėt paprasčiausiai šansų įsigyti gerą, jums patinkantį automobilį. O visus mūsų automobilius rasite autobrokeris.com svetainėje. Kaip visada, užeikit, pasidairykit, galbūt kažką išsirinksit. Nu, dabar einam prie temos. Opel Grandland X. 1,2 litro 96 kW benzinas su maža rida. Prie 89 000 pakeistas diržas buvo užsienyje. Taip, kad dabar nusipirkus diržo keisti dar nereikia. Taip, ką čia turim? Turim distroniką, susidūrimo prevenciją. Dabar, kur tu atsidarai? Dabar yra uždėtos vasarinės padangos. Yra žieminiai ratai su kalpokais. Tai reikia tiesiog persidėti. O su vasariniais laikom todėl, kad tiesiog lėti ratai. Tai gražiau jums patiems atrodys, kai vat pristatinėjau automobilį. Taip, parktronikai yra priekyje gale. Štai toks saloniukas, pusiau oda, pusiau medžiaga. Medžiaga dviejų spalvų. Tvarkingas, viskas gerai. Taip, čia elektra. Čia vairuotojo sėdynė. Tvarkinga, gražiai, niekur niekas nesuplyšė oda. Truputis elektros sėdynėje. Čia taip pat viskas gerai. Klaidų nėra. Ir vėlgi, bičiuliai, dažnai klausėt benziną ir mechaną. Štai jums mechanas. Taip, turim linijų palaikymą, start-stopą. Ką dar turim? Parktronikus, kaip sakiau. Daiktadėžės, šildomas sėdynės priekyje, klimatronikas, kondicionierius, navigacija, multimedija, pilnai multifunkcinis vairiukas. Kas dar? Vairiukas šildomas, labai geras dalykas žiemą. Ženklų atpažinimas, na ir rida 132 000. Tai prieš 89 000 diržas buvo pakeistas, tai realiai pravažiuota 43 000 po pakeitimo. Tai sakykim taip, grubiai imkim, 30-40 000 drąsiai galite važiuoti, nieko nekeisdami. Tai va taip, bičiuliai. Toksai Opeliukas jūsų dėmesį su pritamstančiu veidrodėliu taip pat, kad automobiliai iš galo važiuodami naktį jūsų neakintų. Su gera ganėtinai rida, gražių kėbulų. Ką čia turim? Kaina 11 700 euriukų. Kaina dar negalutinė. Jeigu domina toks automobilis, susisiekite su manimi, važiuojam Autobrokeris Facebookas arba Instagramas, arba tiesiog skambinkite nurodytų numerių virš mano galvos. Viską susitarsim, atvažiuosite į Vyšnių gatvę 2 Lukšiai Šiaulių rajone, apsižiūrėsit, pasibandysit, jeigu viskas patiks, nusipirksite automobilį. Galimas finansavimas visiems mūsų automobiliams, absoliučiai kas yra aikštelėje. Užėjus į autobrokeris.com pamatysite visus 4,5% metinės palūkanos, jokių euriborų, jokių automobilių įkeitimo bankui. Savininkas esate jūs pats, kada norite, tada automobilį parsiduodate ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, viskas padaryta taip, kad jums kelnių nenumautumėm. Domina, bet kuris automobilis, pasižiūrėsit svetainėje, skambykit arba rašykit ir viską susitarsim.
Iki greito.